wow. Tokio greičio ruožo dar gyvenime nesirašęs. Toks greitas, čia menka klaida į liniją nepataikai ir gali labai skaudžiai pabaigti ralį. Apskritai visi greičio ruožai labai stiprus, nuo Rokiškio skirtumas tikrai didžiulis. Tai labai prireiks didelės koncentracijos ir susidirbimo su šturmanu. Tai ir savijauta tokia nelabai, tai matysim. Sudėtingi greičio ruožai, šitas ypatingai greitas. Stengsiu spėti viską laiku. Mašina daug galingesnė negu aš pratęs. Tai tikrai įdomu bus. Jau susirašant įdomu iš tikrųjų. Šiek tiek skiriasi stenograma, žinoma, nuo Andriaus. Testų nepavyko pasidaryti, buvom išvažiavę kelis kartus tiesiog stenogramą pasitreniruoti. Ir shakedownas bus pagrindinė treniruotė. Ką žinau, faina, pirmą kartą galiniai sėdiniai ralį važiuoju, tai nauja patirtis ir man, tai tikiuosi, kad turi iš ko pasimokyti iš manęs ekipažas ir tuo pačiu ir aš turiu ko mokytis. Pirmų užvažiavimų žaidėm tiesiog su mašina. Labai nesivaldė, padangos matyt šaltas buvo, labai slidu. O jau antrų užvažiavimų važiavom taip, kaip aš norėčiau važiuoti saralį. Tokiu pačiu tempu, niekur per daug neįslystant, tvarkingai, gražiai. Galima važiuoti ir greičiau, bet aš tokios nuomonės, kad šitam ralį tokį tempą reiktų laikyti tokį, kokį važiavau antram užvažiavime, nes tiesiog nemalonu važiuoti bus, paskui nejausiu taip mašinos, kaip dabar tokiu tempu važiuojant. O šturmaną girdžiu, viskas gerai, tai ruošiamės oficialiai daliai. Tikiuosi labai sunkaus ralio, varginančio ralio, greito ralio. Tikiuosi šiek tiek pagreitėt nuo Rokiškio. Vėlgi, tais mažai žingsneliais lipti į viršų. Tik reikia pasistengti, kad tie keli žingsneliai nevirstų vienu dideliu. Geri įspūdžiai, žiauriai galinga mašina, nepratęs, kad taip greit bėgėjasi. Visgi važiavęs tik tai su galinė šimvaroma. Tai žiauriai įdomu. Kaip ir tempą radau, viskas tvarkoj. Žiūrėsim, kaip pirmam trečiam seksis. Šiaip kaip ir viduj stengiuosi nusiraminti ir tiesiog važiuoti. Negazdint Tomo, sakė labai įsitempęs mašinai, tai bandau atsipalaiduoti. Laukiu. Šiaip toks kitoks ralis, nes dažniausiai būna toks ir stiprus labai jaudulys ir nerimas, galva ugniaus dėka padeda susitvarkyti labai su jauduliu. Tai tiesiog susikaupęs į savo funkciją ir bandysiu ją atlikti kiek įmanoma geriau. Nežinau, manau, kad neblogai. Po ralio reikės viską pasianalizuoti, pasižiūrėti. Šiuo metu manau, kad mano užduotis yra padėti, kad ekipažas lengviau jaustųsi, tai manau, kad tas sekasi visai neblogai.
reikia nusimti tą stresiuką nereikalingą. Tai tokios tos mano ir užduotys. Aišku, iš techninės pusės daugiausiai stenogramą, kadangi dar padedu ne tik Tomui ir kitam ekipažui, tai vakar baigėsi video peržiūros, man atrodo, 11 valandą gal. Tai nuo 7 ryto, kai pakilau iš Vilniaus, tai vakar 11 valandą buvo pabaigtas. Kažkaip, bet man patinka pačiam, turiu ir aš ko pats pasimokyti, mokydamas kitą mokysi ir pats, tai geras procesas, naudingas. Bus toks, o Tomas Rakauskas ir Mantas Elsbergas iš Pilėnų jau kaip nuotaik, vyrukai? Geras nuotaik. Supratau, nu tai gerai, gero kelio, žiūrėk, vyrukai pirštinės pasiruošę. 38 numeris Tomas Rakauskas, Mantas Elsbergas, Sebastian Tenter ir Varčevski Polska. Ну ка, давай, старый. Давай. Šimtas. Tramplin dešinys 2 extra long. Pem tramplinę kairys 1, per šiam tramplinę kairys 3+ meta. Tramplin per pem kairys 2+. 8. Kairys 3+ meta. Šiam. Taik tu kaip eina. Ohoho. Finish. Viskas normaliai stari. Давай, šitą pabandom švariau. Gerai. 100. Tramplinė kairys 3 down. 100. Kairys 2+, shoot late. Tramplin dešinys 2 short, pem kairys 3+, shoot late. Tramplin kem, tramplin kairė, tram dešinys 4 bus. Tramplin kem, tramplin kairė, tram dešinys 4. Per 20 kairys 5+ opens. Pem. Tramplin 8. Kairys 2. Kas čia? Kairys 5 keep, tram dešinys 4. Pem. Kairys 2 per šiam, kairys 3 short. Šiam dešinys 2 keep, tramplin tram, kairys 3+ keep. Tram, tik dešinys 4+. Jump prispausk 102, dešinys 2 per kem, dešinys 3+. Kem kairys 3+, per tramplinį metą 8. Kairys 2. Sorry, labai tempo neradau sen. Visiškai nelipo stenuškė. Jo. Ir aš tempo neradau, atsiprašau, ne. Viskas gerai. Davai, staruka, tikslumą pasabodų. Biškai greičiau varom, lėtai važiuojam. 100, tramplin dešinys 2 extra long. Pem tram. 200. Kairys. 200. Kairys 1 tramplin. Per pem kairys 2+. 8 kairys 1+ very long. 8 tramplin kairiau 100. Daug geriau turėtų būti. Šitas ženklas labai gerai. Gerai, ne? Jo. Mes žinai, kai mums tik antras ralis, tai žinai labai gerai, žinok, šitas. Šimtas, tramplinė kairys 3 down. Tramplin 5, tramplinė dešinys 1-8. Dešinys 0 šiam, tramplin kairė. 5, dešinys 2 short.
tramplin 8, kairys 1 per 20, kairys 5+ opens, bam, tramplin 8, kairys 2, bam, kairys 2 per šiam, kairys 3 short. Šiam dešinys 2 keep, tramplin tram, kairys 3+ keep, tram, dešinys 4+. Dešinys 4. Jo, plus 100, tramplinė dešinys 2, 100, dešinys 2 per kem, dešinys 3+. Au, 8, kairys 2 keep, tramplin tram, dešinys 3 shoot long, atsargi. Dešinys 3 shoot long keep, kem, kairys 3+, per tramplin meta 8, kairys 2 tramplin 2, dešinys 4. Atakų nesuprantu, kaip važiuot. Pirmuose 2 dopuose 5 nebuvo, pavaros apskritai, 3 atsirado. Ai, dar biškiu. Ai, šildas iš. Davai. Davai. Tiksliai suvažiuojam šitą. Tiksliai, taip. Šimtas, dešinys 2 tramplin, kairys 1, 200. Dešinys 3 don't. Tramplinė dešinys 3 don't. 200. Tramplin dešinys 3 verliai don't. 8 dešinys 0. Per tram dešinys 2, kairys 3+. 8 kairys 1 keep, tram dešinys 2+. Bam, dešinys 4 late keep, kairys 3+. Bam, dešinys 4 keep, tram. Cut. 102 matai, tramplin šiam, tramplin šiam. Va koks akmuo. Dešinys 4. Bam. Kairys 2+ į viršų, kem. Dešinys 2 per trampliną long. Šiam tramplin. Dešinys 3 very late keep. Šiam. Kairys 4 late keep. Kem. Dešinys 4 tramplin ir kairys 1+. 8 tramplin 2, dešinys 3+ cut. Tramplin tram, kairys 3+ cut. 300 matai, jump dešinę, prispausk. Jump dešiniau, prispausk, bam, dešinys 2 cut. Ir bus finišas. Молодец, Tomai. Miksas visko, kas tik gali rally nutikti. Ir gedimai, ir šturmano klaidos, ir vairuotojo klaidos, ir, nežinau, nervai, ramybė, vėl nervai, toks žiauriai nestabilus važiavimas ir apskritai visa pirma sekcija. Tai pirmam, antram greičio ruože 5 bėgio netekom. Įmuši, spaudi gazą, atleidi gazą šiek tiek ten, kairę koją prilaikant ir išspjauna 5.
ir gaunasi, kad tu dideliam greitį mašina tampa, tokia, kol neįmuši kitos pavaros, mašina tokia nervinga labai, kaip be pavaros, kaip ant laisvų važiuojant. Tada trečiam, ketvirtam kažkaip mistiškai ta pavarai įsikišdavo ir standžiai stovėdavo, tai pradėjom greitėti, tada ir lyg ritmą kažkokį pagavom, pradėjom stelmužę važiuoti ir ant asfalto, ant antro vieneto vėl penktą įsikišu. Ten toks tramplinukas buvo, kur lyg atkelt galėtų, jei pilnais važiuotum, ar bent jau ratus atpalaiduot. Ir būtent ant Apexo man vėl dingo penktas bėgis, tai žiauriai įsigandau, nes vėl pradėjo sutampėti mašiną, vėlgi ant asfalto tas lingavimas, vėlgi jisai yra kitoks, tai visą asfaltą pravažiavom tiesiog kaip su dviračiu, o paskui ant žvyro bandėm spaust ir tokių ir stenogramų, atrodo, per greit susirašiau ir pradėjau gan lėtai važiuoti, bet tuo pačiu bandydami kažkiek pasipušint eigoj, bet nesigavo tas mums padaryti ir nusprendėm tiesiog konservatyviai užbaigti tą greičio ruožą, bet viduj, sakau, tas jausmas, kad galim būti daug greitesni ir, ta prasme, šiai dienai, ką mes sugebam, tai čia va tas toks kartėlis lieka, tai pasistengsim šiandien būti stabilesni ir greitesni. Tramplin šiam, tramplin žemyn 102. Ir stabdyme vežėjai toks bombonešis stovi. Automatiškai mes išvežės, kaip Ramūnui Čepkauskui, kur Elektrėnus irgi tokią avariją turėjo į akmenį kirtęs, tai mes norėjom to išvengti. Opa, išvežės vėl į vėžę ir gavosi, kad iš tos trojkės gale gavosi patakas. Ir vėl toliau akmenys tie tęsiasi ir pačioj vežėjai tų akmenų buvo neišsimušusių, bet ant pačio kelio. Bet šiaip fainas, žiauriai techniškas buvo. Apskritai jau imant, žinai, atskiriant tą akmens istoriją, šiaip žiauriai techniškas greičio ruožas. Pagreitėt, stengtis pagreitėt, aišku, su ta sąlyga, jei mašina leis tą padaryti. O toliau matysim, kaip Dievas leis. Aš manau, šitie greičio ruožai mano mašinai bus daug priimtinesni. Tai žiūrėsim, kaip seksis. 8 dešinys 1 keep, džempė kairys 1 plius, 8. Dėžė. Kairys 1 long keep, tramplin dešinys 2 plius long. Tikrai dėžė, ne pusė šis? Jo, dėžė. Tai pabaigėm Zarasų ralį, su dideliu liūdėsiu, aišku. Norėjom pagreitėti, tikrai daug dirbom ir vakare prie stenogramos su Ugnimi ir Mantu, tai tikrai norėjom, kad pasisektų mums geriau, bet vėlgi technika garantijų neturi. Su metalų sutarties nepasirašysi. Teisingai, su metalų sutarties nepasirašysi, tai gaila, kad taip nutiko, vėlgi. Didelis dėkui visiems, kurie parašė, kurie palaikė, kurie mašiną gyrė viso sezono metu. Tikrai faina girdėt gražius žodžius. Vėl startuojant, tik pradėjo suktis ratai, daugiau apsukų, net laikė para pagrindinė ir teko sustoti šalia keliai ir užbaigti varžybas. Tai labai liūdna iš tikro, kad vėl tiek daug darbo, finansų sudėta į daiktą, kuris neveikia ir laikas dėti sportinį daiktą į sportinį automobilį, kaip ir turėjo būti nuo pradžių. Paradoksas, kad sustojom greičio ruože lygiai toj pačioje vietoje, kur praeitais metais atsitrenkiau į medį su Giedre. Tai užkeiktas greičio ruožas gal matyti, nežinau, šiaip pritarais netikiu, bet gal nežinau, čia toks sutapimas
Bandysim Zarasus trečią kartą įveikti. Tiesiog stengiamės kiekvieną kilometrą važiuodami klausyti tos kritikos ir patarimų. Tai pirmiausia didelis dėkui Ugniui Vainevičiui už treniruotės. Jų turėsim daugiau. Didelis dėkui Erikui, Vaidui, Gedui ir Lukui iš MS Team komandos. Arba kitai vadinamas Roll Cages Pro, kurie subildino ir prižiūrėjo mano automobilį šį sezoną, praeitą sezoną ir dar sezoną prieš. Dėkui didelis rėmėjam, kurie irgi prisidėjo prie visų startų. Alkestai, kurie labai smarkiai prisidėjo prie mūsų važiavimo, prie mano ir tėčio važiavimo autotojai, kad davė tokį fainą automobilį, su kuriuo galėjom atlikti trasų susirašymus ir apskritai atvykti į šitą ralį. Tikėkimės kitą sezoną viskas pasiseks geriau ir bandysim važiuoti ir tobulėti. Tai va. Tai tiek, gal mano šturmaniukas nori kažką pridėti ir įspūdžiais pasidalinti. Šturmaniukas nori namo, nori pasidaryti namų darbus ir jo, kitą sezoną stipriau. Išsiaiškinau, išsianalizavom, kur yra klaidos, kur yra bėdos, ko nedarau, ko nedadarau. Tai atsirado aiškumas ir supratimas, ko iš manęs nori ir ką man reikia padaryti, tai stengsiuos tą išpildyti, jau gaila kitą metą.